Labas rytas, brangieji. Susirinkom Viešpaties namuose, tikėdami jo gerumu, jo artumu, jo malonę, tuo, kad jis yra palankus mūsų atžvilgiu. Noriu perskaityti 23 psalmę, gerai žinomą psalmę Dovydo. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivins mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje. Patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visada gyvensiu Viešpaties namuose. Tai yra mūsų kelias, tai yra mūsų paveldas, mūsų taurė. Dievo gerumas, jo ištikimoji meilė, jo palankumas ir gyventi jo namuose, tai yra mūsų kelias, mūsų, nenoriu sakyti likimas, nes likimas turi tokio atsitiktinumo prasme, bet tai mūsų kelias. Tai yra tai, ką Dievas mums numatė. Jis nori, kad mes gyventume jo namuose, kad ateitume į jo namus, kad šlovintume jį, kad patirtume jo meilę, kad naudotumėmės visais jo turtais, visų tuo, ką jis turi mums, ką jis mums turi paruošęs nuo amžių per amžius. Jo lobynai iš tiesų neišsemiami, jo meilė nesibaigianti. Dieve, mes garbinam tave. Mes dėkingi tau už tavo gerumą, už tavo amžinąją meilę, už ištikimąją meilę. Meilė, kuri nenusigręžia nuo mūsų, kai mes suklumpam ar suklystam. Meilė, kuri visada pakelia, kuri viskuo viliasi ir viskuo tiki, kuri neieško savo naudos. Ora šiberigiridi, Dieve, mes dėkingi tau, mes dėkojam tau, mes garbinam tave. Dieve, nėra žodžių išsakyti. Nėra žodžių, kad apsakyti tavo gerumą, tavo grožį, tavo ištikimybę, tavo teisumą. Pritrūksta žodžių žmogiškam žodyne, Viešpatie. Mes tik galim sakyti, kad tu nuostabus, tu šventas, tu išskirtinis ir nėra kito tokio kaip tu ir niekas neprilygsta tau. Niekas neprilygsta tau savo didybę, savo grožiu, savo šventumu. Tu vienintelis Dievas, tu vienintelis, tu vienintelis, tu vienintelė mūsų viltis, tu vienintelis mūsų vedlys, tu tas, kus ir vedimus teisumo takais, sunanei heredera ragryje, kuris vedimus ir tada, kai einam per pavojingas vietas, pavojingus slėnius. Net jei eitume per mirties šešėlio slėnį, ten, kur mirtis kvėpuoja į nugarą, tu esi šalia tam, kad apgintum ir apsaugotum. Kaip tu apgynei Izraelio tautą nuo faraono kariuomenės, taip ir šiandien esi mūsų gynėjas, mūsų sargas, mūsų apsauga visose situacijose, visose išmėginimuose. Tu, Dieve, esi vertas. Tu, Dieve, esi vertas, sono mechere terala ragryhiridi. Tu esi vertas, tu esi vertas, tu esi vertas. Tu esi vertas, tu esi vertas, Viešpatie. Kokia didelė malonė, kad mes galim artėti prie tavęs, kad mes galim artintis prie tavęs gyvų ir šventų naujų keliu, kuris mums atveras per Kristaus kraują. Kokia didelė malonė, kad mes galim artėti prie tavęs.
Ora sharamana nehiridi. Sharamana no horodoroloro beralara grihiridarala rihiridi. Keramana no horodoroloro beralara grindiri giralara beralara grandirige. Sheramana no horodoroloro beralara grandiri giralara beralara grihiridi. Shiramana na haradaralara reherederala reherederala randirige. Sheramana na haradaralara rohorodoroloro rihiridi. Hallelujah, ranane herederala grasgarandaralara brandi. Ora šibarigiridiralara beralara grisiriki. Ačiū tau, Dieve, ačiū tau. Ačiū tau, kad stalas mums padengtas, kad mūsų taurė sklidina, kad aliejumi tu patepi galvą. Ora šėra mana nosokoro mana neheridi. Shira mana nosokoro mana neherederala baralara grandiri garalara grondoro goyo. Hallelujah, rahana neherede. Hallelujah, ranane herederala rihiridi. Hallelujah, ranane herederala reherederala renderege. O ramanana haradarala baralara grazara garalara baralara grisiri kiralara baralara grisiri kiralara grihiridi. O rashibari giridirala baralara grisiri kiralara baralara grisiri karalara grihiridi. Nors reisčiau per tamsiausią slėnį, nors reičiau per mirties šešėlio slėnį, pasitikėsiu tavim, nes tu šalia, nes tu išvedi, nes tu išvedi. Nebus taip, kad tu įvedi į slėnį ir iš jo neišvesi. Tu Viešpatie išvedi, tu esi ta šviesa tunelio gale, tu esi tas, kuris išvedi. Išvedi į šviesą, išvedi į žaliuojančias lankas, išvedi prie tylių vandenų Viešpatie, sono mesiri koroloro grihiridi, šyra mana nohoro toroloro beralara grasa kara mana neherede, ora mana neherederala beralara grisirikaja. Tu neleisi tamsai praryti, tu neleisi tamsai praryti savo vaikų, savo mylimųjų, tu neleisi tamsai praryti sūra baralara greidžiiri geralara grasankaja. Tu ištikimas Dievas, tu ištikimas Dievas, sono mecherė teralara grisirika. Kaip pažadėjai, taip ir darai, Viešpatie. Tu pažadėjai būti šalia per visas mūsų gyvenimo dienas ir iki pasaulio pabaigos. Sūra mana neheridirala beralara grendirigaja. Hallelujah, ranna meherederala baralara grossa cara baralara granjiri garalara baralara grenderige. Shira manano horodorolo baralara grandiri garalara baralara grandiri garalara baralara grondoro goroloro brisiri giralara gria. Shira manano horodorolo baralara grisiri giralara reherede. Ora shara manana haradarala baralara grondirigi. Shira manano horodorolo baralara grazara garalara garalara grendiri garalara grondoro goroloro graya. Ora shira baralara grosoro goroloro garalara grendirigi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Šlovė Dievui aukštybėse, šlovė Dievui aukštybėse. Šlovė Dievui aukštybėse, šlovė Dievui per amžių ir amžius. Sono meherederala rihiridi, šira manana haradarala reherederala renderege. Ora manana haradarala baralara grondoro goroloro beralara grisirigi, shira manano horodorolo beralara grihiridirala geherederala renderege. Hallelujah, 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 rono meherederala brisirigi. O taip mano Dieve, taip mano Dieve. O rašybari giridirala beralara grisirikirala beralara grisiringi. Aš dar šlovinsiu savo Dievą, aš dar giedosiu jam gyrių, šiandien, rytoj ir kiekvieną dieną, šiandien, rytoj ir kiekvieną savo gyvenimo dieną. Aš šlovinsiu Viešpatį, kurio vardas yra amžinasis, aš šlovinsiu Viešpatį, kurio vardas ištikimasis.
Ora šibari girdi, gyriu jam gėdosiu, nepaliausiu jam dėkoti, nes nuostabus geras, ištikimas. Ora šibari girdi ragrisi kaja, nuostabus geras ir ištikimas, mūsų Dievas, mūsų valdovas, mūsų viešpats, ištikimasis jo vardas. Ora šibari gėdoro baralara groson kono nezere geralara graharadi. Ora shara baralara grossoro coroloro baralara grandiri garalara gendiri garalara graya rakera baralara gruzara garalara bijirigi shira baralara grossankana messiri karalara grondiri garalara brindigia. Ora shara manano hode, ora shara manano horodoroloro brihiridi, ora shara manano horodoroloro baralara grihide, ora hanane heregederala baralara grondorogo, era haname herederala baralara grondo goroloro baralara grihidi, ora haname herederala baralara grondoro goroloro baralara grandige. Ora manana hara gadalara baralara grondoro gorolora baralara grihiridi. Ora manana hara daralara baralara grondoro goroloro baralara grandiri garalara behirede. Ora sharamana nosoro goroloro baralara grandiri giralara baralara grandiri gaya. Ora mana nehere deralara baralara grindiri giralara baralara grondorogo. Hallelujah ranna nehiri diralara baralara grozoro goroloro baralara grandiri gi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yoromana nehere deralara baralara gruharandalara baralara grondoro goroloro geherede. Hallelujah, ranane hirigidira la reheredera la grondo. Era manano horodoroloro beralara grassankana neheredoroloro grindirigi. Hallelujah, rahana meheredera la grandige. Hallelujah, rana meheredira la beralara grandirigi. Era manano horodoroloro beralara grandirigira la beralara grandirigi. Hallelujah, ranane hidira lara rohorodo. Era manano horodoroloro beralara grandi giralara beralara grindigi. Hallelujah, ranane heredera beralara grusankana nehirindi. Shira manano horodoroloro beralara grasankana neheredera grande. Era manano horodoroloro beralara grisiri giralara beralara grandirigi. Era manano horodoroloro beralara grandiri giralara beralara grandiri giralara beralara grandirigi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, mana, ya, 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 yorolorori, ya, 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 ya. Oro mana re heregede, ralara re heregede. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, raye, raye, raye. Era no, 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 ri, ay, 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 ay. Era manara, ya, ya, yo, yo, da, ye. Ya, yo, 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 ya, ya. Ya, yo. Ya ye ya 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 yo, era ya na yo ya ya, ya 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 yo, kera mana ye ya 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 ya, kera mana yoro ye ya ya, era mana ya la ra yoro dia. Era mana yara la ra re de de. Ya yo ya ye ya yo yo. Ya 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 yo ro di. Era mana ro yo 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 ye. Ya yo ro de ya ye. Era ya na yo ro di. Era mana yoro loro ridi, kera mana yoro beya deya, era mana yera lara yera di, ora mana yera
ramana yorolororidi. O mūsų viešpatie, o visagali, o valdove didis, o valdove didis, o mūsų Dieve, gėjaye, giramana yeralararidi, o ramana reherididi, o ramana regirididi, o ramana yeralararigidi, o ja, tau šlovė, tau šlovė, tau šlovė, tau šlovė, tau vienam 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 šlovė, tu mūsų pasigyrimas, tu mūsų džiaugsmas, o Dieve, tu mūsų pasigyrimas, tik tavimi galim girtis, tik tuo, koks yra mūsų Dievas, tik tavimi galim girtis, sunameziri giralara beralara grendirigi, tik tavimi galim didžiuotis, Dieve, tu mūsų pasigyrimas, o rašybari giridirala beralara graisiriki, tau priklauso šlovė, sunanei herenderala giralara graihiridi, tau gyrius, tau padėka, tau šlovė, tau garbė per amžius, tau gyrius, tau padėka, tu vienintelis Dievas, tu vienintelis, kuris vertas šlovės, tu vienintelis, kuriuo mes galim girtis. Kas giriasi, tesigiria viešpačiu, sunamės ir keralara grizirigi, nes iš tiesų daugiau nėra nieko, ko galėčiau girtis, nėra nieko, ką turėčiau šiame pasaulyje. Tik tai jis, tik tai viešpats, sunamės ir korolaro brizirigi. Tik jis ištikimasis, tik jis tas, kuris niekada nenuvilia. Ora medžirigi ralara brizirigi. Tik jis yra tas, kuris niekada nenuleidžia rankų, kuris visada tiki ir viliasi, kuris veda mus iš šlovės į šlovę. Ora šiberi giridyja, iš šventumo į šventumą. Ora teralara grisirikyja, kuris nenuleidžia rankų dėl mūsų, kuris mus tyrina, kuris mus apvalo. Ora šiberi giridyja lara brisirikyja. Jis yra tas, kuris mus padaro šventais, kad mes būtume šiame pasaulyje tokiais, koks ir jo sūnus Jėzus Kristus. Haleliuja, Dieve, haleliuja. Haleliuja, Dieve, haleliuja, raname hiridi. Era manano horodoroloro beralara grandiri garalara gohorondoroloro grandige. Era manano horodoroloro beralara grandiri giralara beralara grindirigi. Era manano horodoroloro beralara grendere geralara beralara grisirigi. Shira manano horodoroloro beralara grandiri garalara beralara grondorogo. Ora shira manani zirigi. Ora shira manani zirigi ralara beralara grendige. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora manana harande. Ora manane hede. Ora manana haradaralara grohorodo. Era manano horodoroloro beralara grandiri garalara baralara grondoro goroloro rihiridi. Ora manana haradaralara baralara grondoro goroloro beralara grindiri giralara beralara grenderege. Ora sharamanano zoro goroloro beralara grindiri giralara brizirigi. Hallelujah, 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 hallelujah. Kuramana neherenderala beralara grendere geralara grohorodi. Hallelujah, Yesu maralara rohoronde. Ora manana harande. Hallelujah, ronna meherendirala beralara grenderege. Tu vienas vertas, tu vienas vertas, tu vienas vertas. Tu vienas vertas viešpatie,
Tu sugriauni visas sienas, tu sudaužai vergystės jungą, tu vienas vertas, sonomės ir ikiralara brehiridį, tu pats esi ištikimas ir esi vertas mūsų ištikimybės, kad mes būtume ištikimi tau per visas savo dienas. Ora šiberigiridiralara breisiringi, pripildyk viešpate šitą vietą. Pripildyk šitą vietą Dievo baimės. Pripildyk šitą vietą Dievo baimės. Pripildyk šitą vietą Dievo baimės. Sonomechereteralara grandigi. Pripildyk šitą vietą sunomesirikuralara beralara grisiriki. Savo šventumo, savo tyrumo. Pripildyk šitą vietą sunomesirigiralara beralara granderegi. Ora shiberigiridiralara beralara grasankaralara beralara granderegi. Hallelujah, rannamehiridiralara beralara grandirigarara gohorodoroloro grihiridi. Shiramana nohorodoroloro beralara grandirigiralara beralara grandirigiralara grihiridi. Shiramana nohorondoroloro beralara grandirigarara beralara grondoro goroloro grihiridi. Kera manana haradaralara baralara grondoro goroloro beralara grihiridi. Era manano horodoroloro beralara grandiri garalara baralara grondirigi. Era manana haradoroloro beralara graharandaralara baralara grondorogo. Era manaro horogo doroloro beralara grihiridi ralara rehiridi. Uramana neherederala baralara grondoro goroloro beralara grenderege. Hallelujah, 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 viešpatie. Ačiū tau, ačiū tau. Ačiū tau, kad tu mūsų aplankai, kad pripildai šitą vietą savo buvimo, kad pripildai šitą vietą savimi, savo artumą. Ačiū tau, mūsų viešpatie, ačiū tau. Ačiū tau, mūsų Dieve, sunamezirigiralara brehiridį. Ura šaramana nozoro goroloro beralara grindirigiralara beralara grindirigi. Ura šaramana nozoro goroloro beralara grindirigaralara baralara grondirigi. Ura shiberigiridirala beralara grindirigiralara beralara grandirigarala goroloro grandirigi. Ora sharamana naharande, era hanane herederala brihiridi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dieve, mes priimam tave, mes džiaugiamės tavim, Dieve. Mes ilsimės tavo sparnų pavėsi, mes ilsimės viešpate šalia tavęs. Šalia tavęs, viešpate, mes ilsimės. Tu duodi mūsų sielom atgaivą, tu duodi poilsį mūsų sielom. Sura mana neherederala grihiridi, kura mana neherederala garalara grozangana neherindi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura mana naharandi. Dieve, tu esi laukiamas šitoje vietoje. Tu esi laukiamas šiandien, tu esi laukiamas kiekvieną dieną. Tu esi laukiamas, viešpate, nes iš tiesų šitie namai yra tavo namai. Tai ne mūsų namai, ne mūsų rankomis sukurta šventykla, bet tai yra tavo namai, tai yra tavo namai. Ora šiberigiridiralara brizirigi. Tu išsirinkai šitą vietą, tu išsirinkai mus, kad tavo šventumas čia ilsėtųsi, kad tavo šventumas čia pasiliktų, kad tavo šventumas viešpatautų mumyse ir tarp mūsų sunamezirigiralara brehiridirala grehiridi. Tu išrinkai šitą vietą, kad ji vadintųsi tavo namais ir kad jinai būtų tavo namais. Ora šiberigiridiralara beralara grendirigi. Namais, kur viešpats yra gerbiamas, kaip tėvas ir kaip šeimininkas. Šita vieta skirta būti tavo namais. Tėvo namais, sunamezirigiralara beralara grehiridi.
kur tėvas yra gerbiamas, kur jo balso klausoma, kur jam atiduodama pirmenybė, kur jis priima galutinį sprendimą. Viešpatie, šita vieta yra tavo namai, tavo namai, tavo namai, suname herendera lara grihiridi, tavo namai, sunane herendera lara renderege, maldos namai, sunane heridi, kira manane heridira lara grihiridi, kira manane heridira lara bera lara grihiridi. Hallelujah, raname heridira lara grihiridi. Hallelujah. Te tavo šlovė pasilieka čia. Te būna atviras dangus šitoje vietoje. Te būna atviri portalai. Tavo karalystei pasiekti žemę. Hallelujah, rekiritira lara krasara karalara kratinka. Atviras dangus, viešpatie. Tu atveri dangus savo vaikams. Tu atveri. Mano viešpatie, tu esi gyvoji duona. Tu teiki gyvenimą. Kiekvienas, kuris atsigręžia į tave, atsigręžia į gyvenimą. Dieve, mes gręžiame savo širdimis, viešpatie. Kiekvieną dieną mes gręžiamės į tave, savo širdyse į viešpatį, kuris teikia gyvybę, kuris teikia gyvenimą. Aš dėkoju, Dieve, kad tas gyvenimas mums atsivėrė per tavo auką, per tavo kryžių. Dieve, ir mes tiesiog iškeliam šitą duoną, kuri reiškia tavo kūną, reiškia gyvenimą, ir mes valgom. Mes valgom tave, kad turėtumėm gyvybę. Dėkoju už tavo kraują, viešpatie. Dėkoju už kraują, kuris nuplauna. Kuris taip nuplauna tas nuodėmes, visas kaltes, kad sako, ir taip nutolina, kaip pasidaro toli, kaip rytai nuo vakarų. Kaip rytai nuo vakarų yra toli, taip sako, aš pašalinu nuodėmes, aš nuplaunu. Aš dėkoju tau, kad tu nebeprisimeni. Tai, kad tu pašalini, tu nebeprisimeni. Dėkoju už šventą kraują. Halleluja. Šiandien noriu dalintis iš Jono Evangelijos 6 skyriaus. Mes praktiškai ir prabusim šitame 6 skyriuje. Pradžiai noriu perskaityti tą tekstą ir tiesiog noriu dalintis, kas man kažkiek atsivėrė, kažkiek gyva. Tai nuo pirmos eilutės Jonas užrašė: Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minė, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jisai darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysis. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas mokinys Simono Petro brolis Andriejus jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės
duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, padėkojo ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius gabalėlius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepaliukų pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurių buvo atlikę nuo valgysiųjų. Pamatė Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Čia keli tokie momentai. 200 denarų turėjo mokiniai, ten turėjo iždą, surinkę paukojimų buvo 200 denarų. Sako, reiškia, Biblijos tyrinėtojai, kad denaras tai buvo 1 dienos uždarbis. Aš pagalvoju, jeigu tai 200 dienų darbo užmokestis, tai būtų, gal ir nemažai pinigų, gal ir, bet vis tiek, sako, Pilypas, kad ir už tos 200 mes nupirksim duonos, bet, sako, nei gabalėlio neužteks. Tiek žmonių. Tai reiškia, tuo metu ir duona buvo brangi. Neužtenka nei 200 denarų, neužtenka ir 5 miežinės duonos kepaliukų ir 2 žuvelių, kur tas berniukas turėjo. Žodžiu, tiek, kiek mokiniai galėjo pasiūlyti Jėzui, ką galėjo, neužtektų. Jėzus sako, susodinkit žmonės ant žolės. Ir aš matau vieną dar dalyką. Atkreipiau į tą, gal čia taip, kai skaitai, visiškai atrodo nereikšmingas sakinys. Toje vietoje buvo daug žolės, ane? Kodėl dabar užrašyti reikia tą sakinį? Koks skirtumas, kur tu susėdai? Čia, kas čia, neturi ką Jonas rašyti. Bet kita vertus aš galvoju, žiūrėkit, ir čia Dievo toks numatymas. Nesusodinom plikų akmenų ant uolos, ant kažkokios purvinos žemės. Minkštai, įsivaizduoji? Minkštai, kur toje vietoje buvo daug žolės. Ir tu supranti, kad Dievas tokias smulkmenas atrodo pramąsto. Taigi, minkštai susodinti 5000 vyrų. Tvarkingai. Jėzus padėkoja ir sako, duoda mokiniams. Ir įdomu taip, kad nepasidaugino, neatsirado pas kiekvieną, bet Jėzus davė per mokinių rankas. Ir vėlgi toks įdomus pastebėjimas yra, kad Jėzus duoda maistą miniai žmonėms, duoda per mokinius. Dalina. Ir čia buvo pats tikriausias stebuklas. Duonos padauginimo stebuklas, tai iš tiesų, aš tokio dalyko tikrai nepadaryčiau, nebent, aš tikiu, kad jeigu būtų reikalas, tai Dievas duotų. Esu girdėjęs liudijimą, kaip kažkokiose ten misionieriai kurtose vaikų namuose, buvo labai susirinko daug, našlaičių namuose, ten kažkokią šventę darė, ar Kalėdos, ar Velykos, dabar neatsimenu, bet pritrūko ir Dievas irgi yra padaręs stebuklą. Tai čia, aišku, tokie pavieniai dalykai, bet, aišku, mes dar daug ir nežinom, mes daug nežinom iš tikrųjų, kiek šitoje žemėje vyksta įvairių stebuklų. Net neįsivaizduojam, kiek visko vyksta. Kalbant dar apie šitą padauginimo stebuklą, žmonės, kurie ateina pas Jėzų, jie nelieka alkani ir nepastebėti. Aš darau tokią prielaidą. Jie sekė, jie ėjo, jie dėl stebuklų, nes Jėzus gydė ligonius. Čia pirmas sakinys buvo, nes sako, Jėzus gydė ligonius ir jie matė, kad jis daro tos stebuklus. Žmonės ėjo, bet
Bet Jėzus, neaišku, kokie ten tie motyvai tų žmonių buvo, bet Jėzus pasirūpina. Tie, kurie seka paskui Jėzumi, jisai duoda ir duonos, jisai pasirūpina ir kitais dalykais. Ir aš sakyčiau, šitas įvykis mums tokia, šiam laikui mums siunčia tokią žinutę, kad sekdami paskui Jėzų mes be duonos neliksim. Amen. Galim pasakyti drąsiai, mes be duonos neliksim. Ir todėl Matas 6 skyriui, irgi 6 skyriui sako, visų pirma ieškokite Dievo karalystės ir jos teisumo, o visa tai ir duona ta pati bus pridėta. Žinot, duona yra mūsų gyvenime svarbi. Dėl jos daugelis pluša, darbuojasi ir kai kuriems, tarkim, duona, aš sakysiu, gerai, duona, maistas, vis tiek, be duonos nebus ir sumuštinio, duona daug prie ko tinka. Aišku, galbūt yra įvairių tų šiandien mitybų, kiti bando atsisakyti duonos ir ten pereiti iš vis prie kitų produktų. Bet vis tiek, vienaip ar kitaip reikės miltų, gal kitokių miltų, reikės paplotėlių ar lepioškų, ar dar, yra tortilijų, kiekviena tauta turi kažko savo. Vis tiek tai yra bazinis poreikis. Kiti yra taip susitvarkę savo buitį, kad jie baziniais tais poreikiais jau jiems yra net nesuka galvos, jiems rūpi save realizuoti kur nors kultūroje, pavyzdžiui, jau mene, politikoje, sporte. Jie jau nepergyvena dėl tos duonos, jau jiems galbūt reikia žymiai daugiau. Ir šiandien iš tikrųjų atrodytų tie laikai yra pasikeitę, kad pati duona jinai nėra tokia svarbi. Tarkim, kaip tais senovės laikais, ne? Bet aš dar vaikystę atsimenu, mūsų mokykloje taip mokydavo, nors duonos irgi pakakdavo, bet mokytojai, dar aš vaikas buvau, pradinėse klasėse, sakydavo, oi, duona yra šventa, jeigu duonos gabalėlis nukristų, atsiprašyk ten vos ne ir pabučiuok jau, jokių būdų. Ten, toks būdo, nes ir mums ten kaldavo į galvą, kaip sunkiai ta duonelė yra uždirbama ir ten pasakodavo visą duonos kelią. Bet apskritai vis tiek duona jinai yra skani ir man kai kuri duona tai yra kaip pyragas, netgi, žinau, kad kartais nusipirkiu su kokiais ten priedais, sėklom ten ar vaisiais, tai nereikia net pyrago, net ir sviesto nereikia, jeigu dar daug būna sėklų. Vis tiek duona jinai išliks, sakyčiau, kiekvieno žmogaus gyvenime aktuali. Jėzus apie save sako taip, kad jis yra gyvenimo duona. Dar perskaitysiu. Čia nuo 22 eilutės Jono 6 skyrius. Čia Jėzus jau mokiniai persikelia po viso šito duonos padauginimo stebuklo, persikelia į kitą krantą. Jie keliasi, Jėzus buvo pasilikęs vienas, meldėsi. Ir po to Jėzus irgi ateina ir sako, jie buvo nuplaukę apie kiek ten 25-30 stadijų, tai aš paskaičiavau, tai jau apie 4,5 kilometrų buvo nuplaukę nuo vieno kranto. Ir jie pamatė Jėzų ateinantį vandeniu, jie ten išsigando. Ir po to valtis staigiai atsiranda prie kitame krante. Ir tada ten sužinojo, kad žmonės atplaukė iš kitų krantų, vėl paskui Jėzų. Ir Jėzus prabilo juos, iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi soties. Plušėkite arba darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Ir toliau toksai užsimezga dialogas toks tarp Jėzaus ir minios. Ir jie klausia, tai o ką mums veikti tada, kad darytumėm Dievo darbus? A Jėzus atsako, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jisai siuntė. A jie dar klausia, a kokį tu mums ženklą duosi? Ar padarysi, kad mes tavį pamatę įtikėtumėm? Arba ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tai tyrose valgė maną, kaip parašyta, jisai davė jiems valgyti duonos iš dangaus. A Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas.
duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Ir Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Ir jie tada prašo, viešpatie, tai duok mums visuomet tos duonos. Ir Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs. Kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Bet viskas sukasi apie duoną ir apie maistą. Ir tas klausimas, kurį uždavė žydai, tai ką mums daryti, žinai, tu čia kalbėti, tu čia darai stebuklus, bet ką mums daryti? Tai kokia veikla užsiimti? Ir šiandieną iš tikrųjų yra daug įvairių veiklų, daug visokių darbų ir žmonės irgi nori kažką daryti. Jie galvoja, kad dėl Dievo tai reikia kažką daryti, bet Jėzus sako, tikėkite. Sako, nes tikėjimas yra darbas. Tai gerai, mes ir taip tikim, yra tikėjimo darbai. Bet tik tais klausimas, ar visi tikėjimo darbai, jie yra Dievo darbai, padaryti Dievui. Nes kaip mes galim užvardinti viską, kad čia aš darau dėl Dievo, aš stengiuosi dėl Dievo, žinai, bet čia dar didelis klaustukas iš tikrųjų, kas iš tikrųjų yra daroma dėl Dievo. Pagrindė, jisai sako, tikėkite tą, kurį siuntė, tai reiškia, tikėkite Jėzų, tikėkite Jėzaus žodžiais, tikėkite viešpačiu, sekite jį. Va čia ir yra pagrindinis mokinių, žmonių visų darbas. Tikėti Dievo žodžiu, tikėti Jėzumi. Sekantis klausimas apie maistą, kuris išlieka amžinam gyvenimui. Ir viešpats jisai tęsia tą temą ir kalba apie išliekantį. Ir kalbėdamas apie duoną, jisai kalba apie save ir apie tai, ką jisai duoda. Jėzus lygina save su duona. Su duona, kuri teikia pasauliui gyvybę. Įdomus toks, šiandieną palyginimas, mes žinom, Jėzus ir šviesa yra, ir ganytojas yra, ir tiesa, ir kelias, bet šiandien aš noriu pakalbėti apie jį kaip apie duoną. Jis yra ta duona, kuri pamaitina, jisai maitina. Jis yra maistas. Ir tas maistas, kuris jisai išlieka amžinai. Ir būtent dėl šito maisto viešpats mus visus kviečia darbuotis. Nes tai, ką aš darau dėl Jėzaus, iš tikrųjų, tas turi amžiną vertę. Ir man čia siejasi su Mato 6 skyriuje, kai Jėzus kalba apie nesusidėvinčią piniginę. Irgi amžiną piniginę. Ir tai būtų Mato 6 nuo 19 eilutės. Jisai sako, nekraukite savo lobių žemėje, kur kandis ir rūdis ėda, kur vagis įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandis, nei rūdis neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia. Gera vieta. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Žiūrėkit, apie kokį lobį? Apie kokį lobį mums Jėzus kalba? Ir aš suprantu, kad Jėzus kalba, žiūrėkit, apie tokį lobį. Gal kiti turi ir kitą nuomonę. Šiuo metu aš taip suprantu. Čia tam pačiam skyriui, nuo 1 eilutės viešpats sako, venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo dangui. Todėl dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro vedmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip vedmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių mato. Aš iš tiesų sakau, jie atsiėmė jau savo užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakink.
melskis savo tėvui esančiam slaptoje. Ir tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins. Toliau, kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip vedmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą, nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje ir sako, ir jis atlygina. Tai, bet žiūrėkit, gailestingumo darbai, išmalda, aukos mūsų paaukojimai, galbūt dešimtinės, dar kiti dalykai. Toliau malda ir pasninkas, tai yra tie darbai arba tie instrumentai, kurių dėka mes krauname turtą danguje, neišliekantį. Aš taip suprantu šiandieną, kad ir tai susikrauna tas lobis, čia yra tas lobis, ir mano širdis yra tuose dalykuose. Tuose dalykuose mano širdis yra. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Žinai, kur šiandieną yra mano širdis? Toks klausimas, taip savęs paklausti. Tokia akistata su savimi, Dariau. O kur šiandieną yra tavo širdis? Ir mano minėti auka, malda, pasninkas, tai tie darbai, kurie atlikti slaptoje. Va šitie slapti darbai, jie ir yra mūsų lobis. Kai mes darome tikėjimu, nelaukdami atlygio iš žmonių. Mes darom ne dėl žmonių, norėdami įtikti, norėdami pasirodyti, gal pranašesni, gal dvasingesni, ar labiau giliau pažengę, ar kažkaip, ne dėl to. Nes Dievas mato visas šitos nuostatas. Ir aš sakyčiau, va tokia veikla, kai yra dėl akių, jinai nekrauna turto danguje. Nes visą užmokestį jau atsiėmė čia žemėje. Atsiėmė padėką žemėje, atsiėmė pagyrimus, palaiminimus, laikus, vienu žodžiu. Viską atsiėmė čia žemėje, bet ten tada jau tau niekur nelieka. Kai tavo širdis yra žemėje, tu krauni tai, ką kandis suėda ir vagis pavogė. Bet iš tikrųjų visi šitie dalykai yra pavagiami. Ir tai ką žemiška raštas sako, supus. Vat slapta atlikti mūsų darbai, jie niekada nesupus. Jie keliauja į amžinybę ir virsta amžiną valiutą. Ir dabar dar vėl noriu grįžti prie nežūvančio to maisto. Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinam gyvenimui. Tai kalba apie tą amžiną piniginę, apie amžiną maistą. Tai yra tokios piniginės, kurios nesusidėvi, maistas, kuris nežūsta, nesupūva. Sako, žolynas nuvysta, bet žodis pasilieka per amžius. Viskas sudyla, bet žodis lieka per amžius. Ir mes valgom tą fizinę duoną, ne iš žemės išaugintą. Bet jinai nepasiliekam žinai, kiekvieną dieną, valgai tą, gerai, kas antrą dieną, valgai, vis tiek valgai duoną. Ir tu jos nori. O tikroji duona yra Dievo duona iš dangaus. Ir kai Jėzus kalba su žydais, jisai kalba apie save, kaip apie gyvenimo duoną, kurią kasdien valgydamas tu nebūsi daugiau alkanas. Ir ši duona pamaitina širdį, jinai pamaitina taip, kaip niekas kitas negali pamaitinti. Kad ir kiek beturėtum, sako, akis nepasisotina turtais, akis nepasisotina lobiais.
yra, kad vis tiek nepasisotina, bet Viešpats sako, jisai pasotina, taip kaip niekas kitas. Jėzus toliau šitam skyriui kalba apie save, apie savo kūną ir kraują. Iš tikrųjų, tai yra tas valgis ir tikras gėrimas. Aišku, tai čia yra dvasiškai suprasti reikia. Tai yra dvasinis kūnas ir dvasinis kraujas. Žydai prašė, duok mums tos duonos, o Jėzus sako, tai aš esu ta duona. Duok, kad mes tikrai pavalgytumėm ir mes daugiau nenorėtumėm valgyti. Ir pavalgyčiau, pavyzdžiui, metus vieną sykį arba išvis pavalgyčiau ir man duonos nereikėtų, kiek pinigų sutaupyčiau. Taip pamastyti. Duokit tos duonos. Jėzus sako, aš esu ta duona. Iš tikrųjų, žydai prašė Jėzaus, tik jie patys to nesuprato, apie ką Jėzus kalba, apie kokią gyvybę, apie kokią fizinę gyvybę. Ar apie fizinę gyvybę, kurią palaiko tas fizinis maistas, fizinė duona, ar apie dvasinę gyvybę, kurią teikia dvasinis Kristaus kūnas. Ir aš suskaičiavau, kad šitam skyriui žodis duona yra paminėtas 21 kartą. Tai sakyčiau, čia yra Jono 6 skyrius yra pagrindinis akcentas – duona. Nes tas pats žodis atsikartoja 21 kartą. Jėzus bando visaip miniai ir žmonėms, su kuriais kalba, pasakyti, kad tai, dėl ko jūs pergyvenat, tai, ko jūs vaikotės, tai, dėl ko jūs lakstot, visą tai, vis tiek jūs liksite nepasotinti, nerimausit, lakstysit. Ir jisai rodo į save, jisai bando jiems alegoriškai, bando kalbėti, aišku, čia sunku suprasti duoną, čia kūnas. Ten jie paskui diskutavo, tai ką mes valgysim, kaip mes jį dabar valgysim, ką jisai čia kalba. Kartais tasai sielinis žmogus nesupranta dvasinio. Kartais dvasinis jisai sako, ir sielinis jis negali, jam reikia apčiuopiamo. Bet Jėzus tai ištransliavo šitą žinią, kad jis yra ta kasdienė duona. Ir Jėzus žino, kad žmonės darbuojasi pagrindę šiandieną dėl žūvančio maisto, kad šiandieną daugelis pergyvena dėl laikinų dalykų. Bet Jėzus per visas įmanomas priemonės, per įvairius pavyzdžius, gyvenimiškus pavyzdžius, jisai rodo į amžinuosius turtus, į maistą, kuris išlieka. Ir žinai, šiandien Jėzus yra kasdienė duona. Tai yra, galima taip dvejopai žiūrėti į tą Tėve mūsų maldoj sakinį, prašymą, kasdienės duonos duok mums šiandieną, tarsi tu prašai ko, kad duonos turėtum ir kad taika būtų, nes čia Liuteris gal daugiau išaiškino tą Tėve mūsų maldą, kad reiškia, tu prašai, kad karo nebūtų, nes jeigu karas, tai tada aišku ir duonos nebus. Arba labai mažai. Bet kita prasme yra, kad tu prašai Jėzaus kaip duonos. Tu kvieti, tu prašai Jėzaus, kad jis ateitų. Ir jis ateitų kaip tas ramybės kunigaikštis, kaip taikos viešpats, kuris ir sudraudžia karą. Jėzus yra viskas. Jėzuje yra visko, visi turtai jame. Ir žodis turtai, aš taip pat galvojau, yra labai plačios reikšmės. Turtas, turtai. Jeigu šiandieną mes pakalbėtumėm, paklaustumėm, kas tau yra turtas, ką tu laikai turtingų žmogumi, ne? Tai gal kai kas pasakytų, tai tas, kuris turi daug žemės, nuosavybės daug, turi gal didelį atlyginimą gauna. Gal kas turi nuosavą ežerą, kuris nuomoja ten žvejams. Ten aš vis pažiūriu iš Orijaus kelionių, tai Orijus ten keliauja, ten rodė Juodkalnijui, ten tokia, kur labai prabangios jachtos suplaukia, ten nežinau, gal po 500 000 ar po kiek tos jachtos
Ir ten tokie turtingi dėdais išlipa, bet jam ten uždraudė filmuoti, kad sako, čia neleidžia filmuoti tų turtingų jachtų ir panašiai. Ir aš taip žiūriu ir aš galvoju, niekiek ne aš tos jachtos, pavyzdžiui, noriu ir aš niekiek, net neužsigėdžiu, mano širdis niekiek neužsigėdė tos laikinos jachtos. Arba tos padėties, kur gyvena tie turtingi dėdai, tarkim. Ką? Ten rodė dėdus. Gerai, turtingi vyrai, atsiprašau, jeigu ką įžeidžiau, kieno jautrią širdį. Kai kas, gal šiandieną labai yra ant bangos kriptovaliuta, tai va turi kažkas labai daug bitkoino kokių ir panašiai. Ir mes kiekvienas galim turėti, suprantat, savo įsivaizdavimu, kas yra, turtingas. Apie turtus kalbant, ne? Bet aš pasakysiu tai, aš pasakysiu šiek tiek daugiau. Turtas yra tai, kai tu žinai kelią, kur ateiti ir gauti ramybę. Turtas yra tai, kai tu žinai nelaimės metu, kur saugiai pasislėpti. Ir turtas yra dar ir tai, kai esi beviltiškoje situacijoje atsiduri, bet tu žinai, kur yra viltis, kas yra viltis ir tu visada atrandi viltį. Skandi? Man Dievas atvėrė čia akis, aš tikiu, ir aš pamačiau va tos nematomus, jie nematomi, tarsi neapčiopiami, bet čia yra tokie turtai. Mano aš turiu viešpatį, todėl ir sakoma, pas jį yra visi turtai, žinai, Jėzuje yra visi turtai. Ir aš galvoju, tai kur tie Abraomo turtai, kur tos mūsų bandos, kur tie kupranugariai ir avys, kodėl nelaksto po mano kiemą ten, žinot, arba kodėl aš nevažinėju prabangią mašiną ir čia galima sakyti, tai gal tu nelabai esi, ne, kaip ten, Senam testamente, jeigu tu klesti, tai tu esi po Dievo malonės. A jeigu tu jau neklesti, tai ir šiandieną daugelis, tas Seno testamento mąstymas pas daugelį yra krikščionių, žinai, jeigu jie žiūri tos regiamus matomus dalykus, bet nematom, bet turtai yra paslėpti, sako, turtai yra paslėpti Kristuje. Tu turi viltį, tu žinai kelią, kiti ten blaškosi, žinai, ten blaškosi. Ateina karas, ką daryti? Išgirdo, ateina karo gandai, prisiperka maisto, maistas jau 3 metai dar karo nėra, jo maistas turbūt supuvo per tos 3 metus, bet jis prisipirko. Ir daug tokių dalykų, kuriuos reikia atrasti, kurie atrandami tik tai Jėzuje. Ir tada, kai tai pradedi mąstyti, tu supranti, kad esi turtingas, tai tu, iš tikrųjų, o ne tas, kuris plaukia su jachta ir bijo, kad jį nufilmuoti. Ar tas, kuris turi nuosavybės ten, Ispanijoje ar dar kur nors. Ir tai nėra čia savęs kvailas įtikinėjimas arba pagoda, tu nieko neturi, tai žinai, tai čia bandai dabar vaidinti kažką ar save pateisinti. Ne, taip nėra. Nes Dievo žodis labai aiškiai sako, turtai nelaimės metu neišgelbės. Tai yra Dievo žodis. Turtai nelaimės metu neišgelbės. Nelaimės metu jokie turtai tavęs neišgelbės. Kažkuriam laikui, gerai, gal kažkiek persikelsi, suspėsi, gal kažką nusipirksi, išsipirksi, bet iš esmės neišgelbės. Ir ne tik šiame pasaulyje, bet kalbant ir apie amžiną gyvenimą. Taigi, todėl Jėzus, kai jisai sako, kad yra maistas, kuris teikia gyvenimą, gyvybę, tai yra tiesa. Ir todėl jisai kviečia visų pirma ieškoti Dievo karalystės šitoj žemėje. Tai va tiek, šiandieną norėjau pasidalinti. Noriu dar ir maldai skirti, apibendrinti galbūt maldoju.
Viešpatie Dieve, aš visų pirma tai dėkoju už tavo žodį. Iš tikrųjų, jisai yra žibintas mano kojai, mano takui. Tavo žodis, jisai šviečia naktį, jisai šviečia, kai saulė nusileidžia. Tavo žodis šviečia ir bet kokioj tamsioj sielos nakty, bet kokiam liūdesy, Dieve, jis yra paguoda. Ir bet kokioj nelaimė jisai yra sustiprinimas, Dieve. Tai yra tavo žodis. Ir iš tikrųjų, Jėzau, tu tapai mums kasdienę duoną. Ir tu kasdien mums teiki tą dvasinę gyvybę. Kasdien tavo žodis palaiko mus, palaiko Viešpatie mūsų dvasią, sustiprina ją, Dieve. Aš dėkoju už šitą turtą. Ir aš meldžiu, Dieve, kad kuo daugiau žmonių atsimerktų ir pamatytų, daugelis krikščionių, daugelis bažnyčių, kad jie turi tave. Kad jie turi tave ne tik tai prote, ne tik intelektualiam žinojime, Dieve, ne tik kaip informacinį Kristų iš perskaitytų knygų, ne tik konferencinį Kristų, kuris sutinkamas tik konferencijose ar seminaruose, bet kad tu esi asmeninis, gyvasis Dievas, kasdien, Viešpatie, kai mums sunku, kai mes einam per slėnius, kai esam nelaimėse, Viešpatie, kai girdime karo gandus, Dieve, kai atrodo, kad mes nežinosim, ką rytoj valgysim, ką gersim, Dieve, bet, Dieve, tu esi ta gyvoji duona ir tu pasakei, Dieve, kad žmogus yra gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš tavo lūpų. Ir aš žinau, Dieve, kad tai yra dvasinė tiesa, Dieve, ir tu tiesiog pasakei, kad mums nereikia bijoti jokių laikų, apskritai nieko. Ir aš meldžiu, kad mes tik pasiliktume pagarbioje Viešpaties baimėje, kad mūsų širdis išliktų pagarbioje Viešpaties baimėje, Dieve. Ir kad mes, Viešpatie, jeigu girtumės, tai girtumės, kad pažįstumėm tave, Dieve. Kad pažįstamėm tave. Ne kad kažką turim, kažką pasiekėm, kažką sužinojom, bet kad mes pažįstame tave, Jėzus. Viešpatie, ir aš sakau tau, tu esi mūsų meilė, mes mylim tave. Taip, Jėzau, kaip tu ir pasakei, mylėk Dievą visą širdim, visą sielą, visų protu. Tai yra pirmasis ir didžiausias įsakymas. Tu pasakei mylėti tave, Dieve. Ir aš noriu mylėti tave. Ir aš trokštu, kad bažnyčia mylėtų tave. Aš trokštu, Dieve, kad tavo vaikai, jie mylėtų visų pirma tave. Nes tai yra pirmasis ir pats didžiausias įsakymas, Dieve. Meilė tau, Viešpatie. Ir tu iš tikrųjų pamilai, kai mes dar buvom nusidėjėliai, Dieve. Tu jau mus pamilai, tu jau atėjai. Tai jo labiau, kai dabar, Viešpatie, tu esi prisikėlęs ir mes jau išgelbėti. Tai jo labiau, Dieve, mes būsime kartu su tavimi. Tai yra liudijimas, tai yra ženklas, kad mes būsime su savo Viešpačiu. Haleliuja. Ir aš meldžiu, Dieve, kad mums tos dvasinės duonos, to dvasinio maisto visiems užtektų, kad nei vienas nestokotų šitoje bažnyčioje. Ir kiekvienas, kuris klausosi, Dieve, šitų pamokslų, Dieve, kuris prisijungia, Dieve, prie mūsų tarnavimo, Dieve, kad jis nestokotų, bet kad dvasiškai bręstų, augtų, Viešpatie, ir klestėtų. Kad tikėjimas augtų, Viešpatie. O, taip, mano Dieve, kad tikėjimas augtų. Ir aš meldžiu, Dieve, kad nebūtų jokio blaškymosi, jokio bereikalingo blaškymos ir bereikalingos darbų, energijos švaistimo, Dieve, tuštiems, visiškai nevaisingiams darbams, Dieve. O, aš meldžiu, Dieve, atverk kiekvienam, kokius darbus jisai pašauktas daryti dėl tavęs, Jėzau, dėl tavęs, Dieve. Te bet koks nerimas iškeliauja, tiesiog mes sakom ate, bet kokiam nerimui, pergyvenimui, Jėzaus Kristaus vardu. Nes Dievas mums dovanojo savo ramybę ir mes šiandieną su tikėjimu priimam. Dieve, mes priimam tavo antgamtinę ramybę į savo protą, į savo širdį. Haleliuja, per šitą laiką, per gruodį, per visą šitą kalėdinį bėgimą, Dieve. Dieve, per visas gandus, kurie čia sklando, Viešpatie, tie karo gandai, kurie tai atskrenda, tai nuskrenda, Dieve. Mes tiesiog priimam, Dieve, ramybę, antgamtinę ramybę, kurią mums davė Dievas. Haleliuja, Dieve. Mes mylim tave, Jėzau. Mes mylim tave, Viešpatie, mylėsim tave iki pat galo
iki pat paskutinio atodusio mylėsim tave, Dieve, ir darbuosimės taip, čia šitoj žemėj dėl nežūvančio maisto. Mes darbuosimės dėl tavęs, Viešpatie, dėl tavo karalystės, dėl to, kad tavo karalystė ateitų, dėl to, kad kuo daugiau žmonių būtų išvaduoti, Dieve, iš kalėjimo, kad vergų grandinės būtų sutraukėtos, Dieve, bet kokių priklausomybių, Dieve, grandinės, kad būtų nutrauktos, kad žmonės būtų išvesti į laisvę ir pažintų tiesą. Mes darbuosimės dėl tavęs, Viešpatie, Dieve. Aš laiminu tavo visus darbus ir sumanimus, Dieve. Aš laiminu kiekvieną žmogų, Dieve, kuris čia klauso ir jungiasi. Aš laiminu kiekvieną šeimą, aš laiminu mūsų visų vaikus. Dieve, tebūna tavo apsauga, Dieve. Tiesiog aš prašau, tebūnė tavo apsauga ant kiekvieno mūsų vaiko, ant kiekvienos mūsų šeimos, ant mūsų sutuoktinių ir artimųjų. Jėzaus Kristaus vardu aš prašau, Dieve, tavo šventumas te nusileidžia, tavo šventumas te ateina, tavo skaistumas te ateina, tavo švara te ateina, tavo alkis te ateina, mano Dieve. O taip, mano Viešpatie. Būk pašlovintas per amžius, būk išaukštintas, Dieve. Amen. Tai žodžiai išsakyti į dvasią ir jie dabar aktyvuoti. Tu turi kažką? Ne? Tai gerai, šiandieną mes baigiam tarnavimą, palaiminimai, ramybė ir Dievo turtai te pasilieka pas jūs. Amen.